Mūsų rytas jau prasideda, mūsų išsinuomota mašinytė, vyrai jau užsiėmė pozicijas, žiūri čia navigacijas, bando adresus susivesti ir pradėsim šiandien savaitės turą po Amerikos gražiausius kanjonus. Tai automobilio nuoma parai apie $50, plus žinoma kuras. Mūsų turė nusimato, kad mokamų kelių nebus. Tai kuro kainos yra už galoną $3,60, tai apskaičiavom, kad apie 90 euro centų už litrą. Tai mašinos punktą mes pasirinkom šį kartą Sixt, jis yra ir Lietuvoje, Vilniuje berods. Pirmą kartą, kai buvom Amerikoje, nuomavomės iš Alamo, tai Alamo patirtis gera, bet šį kartą norėjom tiesiog būtent Toyotos RAV ir tik Sixtą turėjo. Bet kai atėjom atsiimt mašinos, pasirodo, jinai buvo užimta, tai dėl to mums norėjo duoti Nissaną, bet ten neveikia GPS-as, tai pakeitė į BMW, kaip matėt. Kiek jau spėjom pravažiuoti, tai keliai labai geri, labai maži srautai tarp kanjonų važiuojant, maži miesteliai nedideli, tai nesitrukdo važiavimui, viskas labai sklandžiai vyksta. Mano du vyrai priekį, šturmanas ir vairuotojas, o vaizdeliai tai va, kaip per filmą kokį. Tai važiuojam iš Las Vegaso, tai Las Vegaso buvo valstija Nevada, o dabar važiuojam į Arizoną, ne, į Utah pradžiai, Arizona bus vėliau, tai dabar važiuojame į Ziono nacionalinį parką. Springdale'o miestelyje apsistosim. Labai jau įdomu, ką pamatysim, nes dabar jau vaizdai išskirtiniai. Jau esam prie važiavimo į nacionalinį Zion parką, kurį kainuotų $35 automobiliui ir $20 žmogui. Hello, we are using first time American Beauty. Okay. Čia toksai šerifėlis vietinis. Do I need a signature? It's fine. Parko kortelę įsigijom dar būdami Lietuvoje, atsisiuntėm internetu. Pati kortelė kainavo $75, bet atsiuntimas, man atrodo, 40. Tai susiradom parkingui vietą, dabar einam dar iki informacinio centro, žodžiu, o čia parodyta kas kur. Reziumuojant, tai mes, kaip minėjau, tą kortelę atsisiuntėm dar būnant Lietuvoje, jinai mums kainavo apie $120, čia jau su muitu, su atsiuntimo mokesčiu ir pati kortelė šiaip 75 berods. Jau į pirmą kanjoną mes sutaupėm $70, nes būtų kainavę vairuotojų su automobiliu 35 ir keleiviam kiekvienam dar po 20. Tai jau būtų $75. Ir mes dar lankysim iš viso šiaip 5 kanjonus, bet iš jų 2 yra privatus, už kuriuos vis tiek reikės mokėti. Jau iš tikrųjų susimokėjom už vieną. Ir tie 3 yra valstybiniai, tai mums jau atsipirko viskas. Tai va dabar čia mūsų dar tik tai dienos pradžia. Mumis nudžiugino tai, kad šiandien nevažiuoja vietinis autobusas, kur iš pagrindinio parkingo nuveža į tarkim, pirmą stotelę, nuo kurios prasideda visas turas. Tai dabar mes einam 3 km į vieną pusę. Aišku, po to 3 km turėsim grįžti. Čia einam dabar tik iki pradžios taško, nuo kur viskas prasidės. O prasidės reikės eiti dar 12 km į vieną pusę ir autikas nevažiuoja, reiks dar pareiti. Tai viso šiandien 24, grubiai, man atrodo, aš gal jau susipainiau skaičiuose, bet 24 kilus reikės suvaikščioti. Nu kas čia mums tai yra tokiem jauniem ir tokius vaizdus pasižiūrėti. Atsitiko taip, kad mano prognozė šį kartą nepasiteisino orų ir turėjo būti tik +10, pasiėmiau net žieminę striukę, o pasirodo yra beveik +20, o kalnuose ta saulė dar karštesnė, tai aš dabar darau tokį triuką, nusivilkau maikę ir tuoj pasikeisiu skarelę čianai, tuoj parodysim, 2+2 bus. Gal jau.
Tokį dabar bliuskutę pasidarysiu. Gal dar ir įdėksiu. Fainai. Gražiai? Visai normaliai, ne? Gražiai. Nieks net nesupras, kad čia nueisiu su skarelė. Didelė tikimybė, kad eigoje pradės vaizdai kartotis, bet dabar atrodo kiekvienas kampelis vėl vis kitaip atsiveria. Ir tie vaizdai kaip iš atvirutės. Kadangi šį įrašą jau darau kitą parą, tai pradėdami šį turą pėstute net neįsivaizdavom, kas mūsų laukia, kiek ėjimo, koks karštis ir kokie vaizdai. Turim tokius gražius tarpeklius, bet jau turim ir vieną ką tik išsimaudžiusi. Net nepastebėmės kur, bet brolis ateina jau šlapia koja. Matomai ten kažkur jau bandė kažką išlaužti. Aš kiek suprantu, tai mes žiauriai gerą laiką pasiėmėm, nes dabar vasario pabaigoje, kovo pradžiai dar nėra taip karšta, matot kokia čia karštumo zona. Bet čia ne ta karščiausia dar Amerikos zona, tikrai ne ta. Aivariukas pyksta, kad ant nuotraukų nesimato to vaizdo, ypač statmenai darant nuotraukas, nes neįtelpa tų kalnų tiek daug, kaip horizontalių vaizdų. Pamatėm kažkokį žalesnį roželį ir iš karto jis jau akį patraukė. Ir aišku, tarp tų medžių tuoj atsivers ir kalnai. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do. Turistai Lituano, keliaujam pėstute, nes uždarytas kelias ir negalima pravažiuoti nei su mašina, neskaitant to, kad ir jau minėjau, kad autobuso nėra. Dabar pėdinsim 8 mylias, tai maždaug apie 12 km. Nežinau, kada pareisim namo. Bet bent jau vaizdai gražus. Ėjimas pėstute turi savo privalumų, nes tokių gražių atkarpų galim pasižiūrėti, sustoti, pasimėgauti, pasifotografuoti. Žinokit, mums tai pasisekė, kad mes susitranzavom vietinį. Ir žodžiais man nuveš iki galutinę tašką, aš negaliu to patikėti. Čia brėžių galim pamatyti, bet aš nespėjau pamatyti. Žodžiu, mes dar gaunam ir ekskursinės paslaugas kartu. Ir šiaip sakė, tipo, turistai nelabai... You see that cut right there? Yeah. That's the cut. You climb right up that, go up that tub, and that's the beginning of the Angels Landing. Ateina 2 turistai, o iki ausų, nes norim tiesiog pasidžiaugti, kad Styvas mums išgelbėjo šiandien mūsų dienos įspūdžius, nes jų tiesiog tiek daug nebūtumėm spėję patirti, kokią dabar turim galimybę. Viena trasa jau baigėsi, nes praėjimo nebėra. Galima nebent tik tai bristi, kaip kurie turistai ir daro. Bet mes neturim pasiėmę nei aprangų, nei lazdų. Va šitaip. Mes tik pažiūrėsim ir apsisukeisim atgal. Čia yra tokia vieta, kur jau paprastai pėstute su šitokia avalinė nebepraeisi. Bet yra kas, kaip matėt, ir vaikšto. Gražalytė dabar bėgs. Iki kiek man leis ateiti arčiau. Stebin mane. Gražuolė. Nu va, galim ramiai eiti. Pasifotkinam, pasifilmavom. Tai vieną trasą jau praėjome. Judame į sekantį tašką. Bet net malonumas vaikščioti tokiais takais. Net būtų gaila važiuoti iš tikrųjų su automobiliu. Nes tiek nepamatai, kiek eidamas peškom. Nu, nuovargis jau po truputį pareidinėja. Bet dabar jau judam link automobilio pusės. Ir čia tarp kalvų kalvelių dar tokia viena atsiskyrus gyvena.
spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Žiūri tiesiai dabar į mane. Šiandien man visi gyvūnai pozuoja, jos link manęs nepradės bėgti. Pajaučiu klausos irgi, ar link jos nepradės eiti. Mato, nepavojingi. Valgam toliau. Du briedžiai. Kalba su dar 2 briedžiais. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take you so long? Hey, while I was dancing on my own. Hey, Tyliai, tyliai medžiotojas Helena prie savo. O, pakėlė galvą, sustok. Štai jie pamatė, bet nekreipė jie dėmesio. Brrr. Mums šiandien antrą kartą pasisekė, antrą kartą mumis paima. Kokia šiandien mes laiminga diena. Taupam kilometrus ir kojas. Tai Markas mumis ką tik atvežė. Mumis atvežė iki mūsų mašinytės. Ir mes jaučiamės kaip laimė loteriją, bet, žodžiu, labai fainai, dabar pasidarysim visi fotkę. Markas pats paprašė, tai labai smagu. Nu, atsisveikinam su mūsų draugu. Žodžiu, pasirodo draugiški tie amerikiečiai ir pasitiki ir kitataučiais, ir europiečiais netgi. Šiandienos mūsų kambariukas. Lialia, kokios erdvės. Kaip visada mūsų double room ir lovų double dydis. Ir jau visi su daikčiukais grįžta. Welcome, Brigita, žiūrėk, Felix. Ar rimtai? Žiūrėk, kaip smagu. Geras. Nu, welcome. Gerulis. Tada išsivelkam, jeigu jau leidžiu. Gerai. Vandeniuks, kavytė. Kur čia šviesą nematau? O čia kažkaip. Jo, tikrai jaukiai, švariai, gražiai. Dušas.